Kaip jūs pasirinkote tapti kunigu? Ar jūs to norėjote, gal nuo kažkokio amžiaus patyrėte, kažką tai pamatėte? Kaip tas sprendimas atėjo į jūsų gyvenimą? Jis nebuvo vienadinis sprendimas, pakankamai ilgas, visa vaikystė, paauglystė ir santykis su religine bendruomenė, nes esu sovietmečio vaikas ir esu tikrai ir pašieptas, ir nukentėjęs, kad vaikšto į bažnyčią ir prieš klasę, ir prieš klasės draugus. Patyrėt patyčias tuo O klausimu? taip, tuo klausimu taip. Dėl to man tas visuomet yra religiniai dalykai labai jautrus, nes kai už juos apsisprendi ir matai juose ramsti, savyraišką ir galimybę būti pačiu savimi, ir kai iš tų dalykų tyčiojamasi, juokiamasi, net nesusimastant, kad kiti už tai labai didelę asmeninę kainą sumoka, ir man visą laiką tas dalykas yra jautrus. Niekas mano čia jausmų nepažeidžia, man tiesiog yra labai jautru, kaip yra nesąžiningai elgiamasi. Čia niekas to jau apie savo asmeninius jautrumus nieks nekalba. Ir man tikrai Dievulis leido susitikti labai stipriom, labai įdomiom asmenybėm, kas ir formavo pasaulėžiūrą. Ir paskui tas dalykas pamažu brendo ir tas sprendimas buvo priimtas įstoti į seminariją. Bet čia irgi noriu pasinuoti savo kursinio vieno pasakymu, kai jisai tokį klausimą davė atsakymą, čia jį perfrazuojant. Jūs neklauskite, kodėl aš tapau kunigu, klauskite, kodėl aš juo esu dar dabar. Jūsų iš tikrųjų labai drąsus sprendimas, jeigu jūs vaikystėje patyrėte patyčias, pajuokas šiuo klausimu ir priėmėt sprendimą eiti šiuo keliu. Ir kaip ir laidos pradžioje kalbėjom, kad atsigręžti juos ir padėti jiems suprasti ir toliau padėti žmonėms, labai fainai. Ne, tai nieko tai herojiško nėra. Tiesiog tai yra vaisius tavo teisingo santykio su Dievu ir žmonėmis. O kaip tėvai reagavo į jūsų tokį pasirinkimą? Įvairiai buvo ir iš pradžių buvo toks, galbūt jie gal ir numanė, gal ir tikėjusi, bet kai tas buvo pasakyta, taip buvo šiek toks pasimetimas ir buvo galbūt juose liūdesys, bet aš niekad nepamiršiu, kai tėtis vežė mane su daiktais į Kauną, kai aš įstojau į seminariją, nes esu pabaigęs Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, jis visą kelią verkė. Bet va čia buvo ta tėvų pagarba vaikų sprendimui. Ne, va, aš už tai tėvus labai myliu, labai gerbiu, kad jie visuomet išreikšdami savo poziciją, savo laikysnę, savo auklėjimą, parodė savo meilę, kai priėjo mano ir brolio apsisprendimai pasirinkti savo gyvenimo kryptis, jie palaimino mūsų apsisprendimus, nors žinodami, kad tai jiems bus nelengva, nes jie matys, su kokiais mes iššūkiais susidursim. Nes būti šiandien modernioje visuomenėje kunigų irgi yra savi iššūkiai. Mano brolis yra kriminalistas, sprendžiantis pačias klampiausias kriminalinės bylas, suprasdami, koks tai bus jo kasdienybės tikrovės vaizdinys. Bet jie mūsų abu palaimino, mane ir brolį tam, ką mes subrandinom, nes to labai norėjom. Ir brolis ir aš. Tai buvo mūsų svajonių išgyvenimas ir nesvarbu, tada buvo tėvai sugebėjo atriboti savo jausenas, savo kokias nors galbūt ketinimus, svajonės, projektus į mus ir mūsų abiejų kaip sūnų apsisprendimą va taip pasirinkti savo gyvenimo kryptį. Tėvai gali turėti savyje drąsos leisti vaikams vieną kartą gyvenime neklausyti tėvų. Tada, kada vaikai pasirenka savo gyvenimo kryptį. Jūs gerai pasakėte apie tą projektavimą, kai tėvai bando savo neišpildytą svajonę suprojektuoti vaikams. Būtent. Ir prieš vaikų valią juos versti daryti tai, ko vaikai gal net ir nenori. Bet tik dėl to, kad patys kažkada norėjo, čia dažnai girdi ten apie būrelius visokius, sporto šakas, ten grožio, nežinau, konkursus, dar kažką, tai kur verčia vaikus dalyvauti įvairiuose renginiuose ar būreliuose, nors vaikai ten verkdami važiuoja arba per prievartą tą daro. Jeigu tai yra projektas, bet jeigu tai yra tėvų atpažintas talentas, tai yra kitas dalykas. Taip, tada vaikai ašaros pavirsta nesibaigiančio dėkingumo vėliau ašaromis. Bet yra jau talento atpažinimas. Bet tai, kaip jūs sakote, jeigu tai yra tik tai projektų gyvendinimas, tada vienas vergas suformuoja kitą vergą. Jūs šiek tiek užsiminėte apie cerkvę ir bažnyčią, tai aš gal norėčiau ir paklausti jūsų šiek tiek apie tikėjimą. Ar mes galim lankytis bet kur ir
į Dievą tikėti ir tenai atlikti savo pareigą ir pasakyti maldą, ar visgi turime rinktis pagal savo tikėjimą bažnyčią? Iki 1054 metų, kai įvyko rytų ir vakarų bažnyčios skilimas, mes turėjom bendrą bažnyčią ir bendrą bažnyčios istoriją. Tai reiškia, pirmieji kankiniai bažnyčios, pirmieji apaštalai, dykumų tėvai, dykumų motinos, pirmųjų vienuolynų sanklodos, kurios vyko. Tai reiškia, yra ir katalikai, ir stačiatikiai turi bendrą tikėjimo, sakykim, šaknis ir paveldą savo šventųjų lygmenyje. Tai jeigu šiandieną mes užeiname į cerkvę, pabūti, pasižiūrėti ikonas, ar net pasimelsti, mes ar ateina stačiatikiai į katalikų bažnyčias, aplankyti, pasižiūrėti, pasimelsti. Tame tikrai jokios problemos nėra. Liturgija arba sakramentinį gyvenimą, kurį mes švenčiame, tai mes būtent švenčiame savo bendruomenį. Katalikai, katalikų bendruomenį, stačiatikiai, stačiatikių bendruomenį, protestantai, kur daugelį dalykų, ką stačiatikiai ir katalikai laiko kaip sakramentus, neturi tame to sakramentinio supratimo. Taigi liturginis šventimas, kuris išreiškia mano katalikiškumą, mano stačiatiškumą arba mano protestantiškumą, įvyksta savo bendruomenės. O jeigu žmogus vaikystėje yra krikštijamas ir tikėtina tai nėra jo pačio pasirinkimas, nes kūdikius krikštija, kai jie yra dar realiai nesąmoningi ir jie patys to pasirinkimo nedaro. Ir jisai suauga. Ir jeigu kažką pakrikštijo cerkviai, o kažką pakrikštijo bažnyčiai, ar mes galime save perkrikštyti į tą tikėjimą, kuriuo mes norime dabar tikėti ir dalyvauti toj bendruomeniai? Tikėjimas bus tas pats, krikščioniškas tikėjimas, tiesiog pasirinkimas bendruomenės, kurioje aš save pilniau išreikščiau, ar katalikų bendruomenė, ar stačiatikų, ar protestantų bendruomenė. Jūs palėtėte du dalykus. Pirmiausia, dėl vaikų krikšto. Labai keista, labai tikrai liūdna, kai tokią sampratą mes arba daugelis tėvų pavartoja savo vaikų santykėje su religinė aplinka. Užaugs, pasirinks. Subręs, nuspręs. Jeigu krikštas yra mano kaip tikinčio žmogaus didžiausia dovana, ką aš galiu dovanoti tam, kurį myliu, aš meilės negaliu atidėti ilgam. Tikintis žmogus, kuris pats yra tikintis, nes čia irgi yra momentas įdomus. Šiandien jau mes turime kalbėti ne vien tik tai apie krikščionis. Krikščionis irgi yra dviejose tokiose pozicijose. Šiandien yra krikščionis, kuriuos aš vadinu kultūriniais krikščionimis, kuriems nereikia Dievo, jiems nereikia bendruomenės, nes jų sekmadienį nebūna bažnyčioje, jiems nereikia sakramentų, nes yra tobuli žmonės, jie nieko blogo nedaro, nes apkalbos, šmeižtai, intrigos, argi čia blogis. Pastumti kitą, intriguoti, žeminti, cancelinti, argi čia kažkas blogaus. Ne? Jie yra visi geri, jiems išpažinties nereikia, valgyti Dievo nereikia, nes yra taip sotus, kad ant tas paplotėlis, ką nors pakeis mano gyvenime, jeigu aš ten į burną įsidėsiu. Ašgi sotus. Dabar žiūrėk, dar tą paplotėlį, kad gautum valandą, nevalgyk, įsivaizduoji. Dar reikia išpažinti atlikti, koks absurdas. Net aiškiai yra žmonių, kuriems nereikia Dievo, jie yra krikščionis, jiems nereikia sakramentų, kuriuos Dievas įsteigė, bet jie tiki Dievą. Jiems nereikia bendruomenės, nes ten susirinka visi svetimi, ten ne mano rango, ne mano stiliaus žmonės, ten būna žmonių su negražiais drabužiais, prakaituotų, jie būna daug, įsivaizduoja, kaip gali šiandien žmonės sako, aš neinu į bažnyčią, nes būna ten daug žmonių, mane nervina. Aš kai neinu, kai būna tuščia, nes aš atėjau. Ir yra kita dalis krikščionių, kurią šiandien drąsiai vadinu Jėzaus mokiniai, kurie žino, kad be bendruomenės jie negali, nes yra santykis, kurie eina išpažinties tam, kad nepastumtų kito, jie valgo Dievą tam, kad turėtų amžiną gyvenimą, jie daro gerus darbus ne dėl to, kad karmas išsivalytų ar giminės medį išsivalytų, bet kad gyvenimą po mirties laimėtų. Jie klysta, suklumpa, bet deda didžiulės pastangas nepastumti kito žmogaus. Ir jie jokiomis aplinkybėmis neišsižadės jo. Ir aš esu labai dėkingas COVID pandemijai, kuri labai stipriai pasitarnavo išsigryninti krikščionims. Taip, mes dabar kai kuriuose atvejuose
galim padūsauti, kad bažnyčiai tapo sunkiau. Nes žmonių sumažėjo. Pusė žmonių po karantino negrįžo į bažnyčią. Jiems reikėjo tik priežasties nutraukti santykius su bendruomenė. Nes jie tiki Dievą, o bendruomenė jiems maišė. O kadangi buvo toks vieša opinija, dalykas, kaip čia neisi, nes kiti eina į bažnyčią ne dėl to, kad Dievą pagarbė, dėl to, kad nuodėmės bijo, nes nenueisi, bus griekas. Reikia. Reikia. Ten reikia ne Dievą garbinti, ne dar, bet tiesiog reikia, kad grieka nebūtų, ką kiti pagalvos. Jiems COVID'as buvo išsilaisvinti, ką kiti pagalvos. Bet kur atsirado unikalumas, kad tie, kurie liko po COVID'ų, arba naujai atrado santykių su Dievu, nes COVID'as iš esmės pakuteno jų egzistencinio gyvenimo pamatus. Ir patys pamatė, kad viskas yra pakibę ant plauko. Ir jeigu aš neturėsiu ką atsiremti, dabar yra malonumas tarnauti bažnyčioje, nes yra žmonės, kurie ateina žinodami, ko jie atėjo. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.